lietuvių. Labai diena, galiu galima normaliai ranką. Sveiki. Labai dėkui. Nusprendėte nemiegoti daugiau niekada gyvenime? Jo, ne, mes šią naktį nemiegojom, bet rytoj gal jau pavyks susimegoti. Mes turėjom šiandien būti čia iš ryto, bet važiavom naktį turėjom persėsti miestį autobusą čia yra miestas Lerocho vadinasi, bet nebuvo bilietų, tai tiesiog teko nakvoti miestį. Tai jūs ne su automobiliu, jūs su autobusu? Jo, mes važiavom su autobusais, o po to čia išnuomojom mašiną ir tiesiog, kad čia patek, nes kaip ir čia patek neįmanoma. Tai aš manau, kad tikrai yra įdomu persižiūrėti ten gamyklinės komandos, Peugeot, Mini, Kamazas, Derojaus, čia įvairūs. Tai tikrai yra įdomu komandos. Tikrai nepulkit išeiti, nebent norit miego, tai tada kitus klausimus. Vykom šį vakarą aplankyti Benedikto, palinkėti sėkmės, o patys keliaujam per Pietų Ameriką, gyvenom metus Kanadoje. Ir kadangi pamatėm, kad vienas Dakaro ralio etapas bus pakankamai nedidelė mieste, todėl tikėjomės galbūt tokios biški privatesnio susitikimo, tai va pavyko susimatyti ir labai dėkui, kad prasivedė į vidų, svarbiausia. Tai visa mūsų ta kelionė, nes keliavom gal 24 valandas, kad šitą vietą pasieks, tai labai džiugu, kad nenuėjot ir nieko. Tai va. Įspūdis toks, kad matas, kad čia vyrai susirinkę rimtam darbui, visi dulkini ir pavargę. Pribdai? Labas. Va, matai kaip gerai. Nu? Čia įsiūras? Tai? Nes čia visi taip darom. O čia gyvenam. Ateik, Rimai, eik. Tai gerai! Atvažiau pasisveikinti su... Už tai, kad dar daikto susikrau. Ar kad įveikia? Ir ką? Papasakoju, kas sekasi. Ir jaučiu dar gerai.